Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Botyriūtė. Šio vakaro tema – komandinis darbas, kaip sėkmingai bendrauti ir bendradarbiauti. Apie tai šiandien pasikalbėsime su lyderystės ir komandinio darbo specialiste Evelina Dumašienė. Labas, Evelina. Labas, Paulina. Pradėkime nuo bendro paveikslo. Taigi, ką mes galime vadinti apskritai komanda ir komandiniu darbu? Komanda tai yra nedidelė žmonių grupė, kurie turi bendrą paskirtį, turi bendrą tikslą ir vienas kitą papildo skirtingais gebėjimais, įgūdžiais, kompetencijom ir talentais. Evelina, iš tavo darbo patirties, kuriuose vietose komandos dažniausiai paslysta ir, kai kalbame apie komandinį darbą, kai jau reikia dirbti kaip komanda? Labai dažnai tą, ką pasako užsakovas, ar ne, kai kreipiasi dėl komandinio darbo disfunkcijų, įvardyja vieną priežastį. Mes savo darbe naudojam diagnostikas, kad išgirstumėm, ką sako žmonės, tai kokie yra jų matomi trikdžiai komandiniam darbe. Ir tai, ką dažniausiai pastebim, tai yra kas yra komandinis bendradarbiavimas, tai yra susikalbėjimas, tai žmonės nesusikalba. Ir jeigu taip pasižiūrėti į apskritai komandos vystymąsi, komandos brandos kelią, tai yra susirinka skirtingų žmonių grupė. Dažnai jie turi aukštą entuziazmą, gerą nusiteikimą. Bet jau čia labai gerai, jeigu turi aukštą entuziazmą. Tikėtina, ar ne, kad tokia komanda yra suformuota, kurie kažkokios sieks bendro tikslo. Ir ilgainiui yra tokie kelios takoskyros gali būti, kad žmonės galimai sukūrė gerus santykius, gerbė vienas kitą kaip asmenybę, ar ne? Lyg ir to siekiam, bet koks pavojus atsitinka, tie žmonės pradeda bijot oponuoti, įskaudint, lyg ir vadinkim sukelti tam tikrą nepatogumą, konfliktą, ar ne? Tai gali atsirasti nutylimos nuoskaudos arba patirimos nuoskaudos, santykių problemos, komanda pradeda nesusitarti, kaip pavyzdys. Atsiranda daugiau atsakomybių, daugiau tikslų, triukšmą sunku prioritizuoti. Na ir šitoj vietoje vėl reikia imti komandą į krūvą ir sakyti, ar ne, tai kas čia yra prioritetas, kokio tikslo, kokia jūsų paskirtis ir kokio tikslo kartu siekiam. Ar teisingai girdžiu, kad atsiranda toksai pavojus, kai komanda labai jau susidraugauja, bet tie santykiai iš darbinių pereina į galbūt draugiškus pernelyg, kada pasidaro baisu įskaudinti draugą? Gali būti kartais tai priežastis. Nenoriu pasakyti, kad tai tampa, ar ne? Todėl, kad jeigu mes kalbam apie efektyviai veikiančias komandas, jos turi išmokti konfliktuoti. Ir pirmas, jeigu komandos dar konfliktuoja, mes laikom, kad tai yra geras ženklas. Svarbu mokėti konfliktuoti, kad taip virstų į susitarimus ir naujus sprendimus. Konfliktuoti. Dažnai konfliktai apskritai skamba kaip toks neigiamas dalykas ir jeigu mūsų komandoje yra konfliktai, tai bent jau aš galėčiau pagalvoti, kad galbūt pas mus komandoje yra komandinio darbo trikdžių. Evelina, dabar atskirk tokius dalykus, kas yra geri komandų bruožai, kas vyksta ir kas yra tie trikdžiai, kuriuos pastebėjus jau reikėtų atkreipti dėmesį ir sunerimti. Kaip girdžiu, nėra konfliktų, tai jau čia yra kažkas svarbaus. Taip, tikrai taip. Didžiausia problema, mes taip mėgstam juokauti, kai problemų visai nėra. Tada gali būti, kad komanda tapo pasyvi, atsitraukusi, taip nėra toks svarbus tas tikslas, ar ne, kurio jie susirinko kartu siekti ir gali eiti pradėti aplinkeliui, pataikauti vadovo nuomoniai, o komandos, tokia bendra išmintis yra vardan to sutelkta, kad jie kartu įneštų savo bendras įžvalgas. Tai tikrai konfliktų nebuvimas yra galimas, sakau, nebūtinai tai yra komandos disfunkcija, bet mes dažniausiai žiūrim, kodėl, ar ne, tai yra komandos bijo oponuoti. Toliau, kas dar, gali būti, kad prasideda apkalbų, kaltinimų kultūra, nepagarbaus bendravimo. Galbūt žmonės pradeda būriuotis lyg į atskiras kunigaikštystės, ar ne, į atskiras grupelės ir ten gali vykti netgi ir vadovo favoritizmas tam tikrų žmonių atžvilgių ar grupelių atžvilgių. Dėl to, kai mes kalbam apie efektyviai veikiančią komandą, mes kalbam labai stipriai apie žodžius. Mes, mūsų, ko kartu siekiam ir panašiai. Paminėjai apie konfliktus ir kad yra labai galima konfliktuoti, reikia konfliktuoti, bet reikia mokėti tai daryti. Kaip teisingai konfliktuoti komandoje?
Galvoju, tas pats klausimas, žinai, kaip teisingai konfliktuoti, turbūt nėra pačio geriausio atsakymo, kaip. Svarbiau suprasti konflikto vertę, kad jie tą pamatytų, ar ne, kad būtų sukurtas saugi erdvė, kai jie kartu yra, kad bet kuri nepatogi nuomonė ar idėja nebūtų panaudota prieš juos, ar ne? Tai žmonės, kad konfliktuotų efektyviai, jie turi jaustis saugiai. Ir žinoti, kaip uždaryti konfliktą laiku, ar ne, išspręsti, netidėti galų gale konfliktų, netidėti nemalonių situacijų. Nes kiekvieną kartą, kai arba vadinkim tai nepatogios situacijos, nepatogios tiesos, nutylimi dalykai, kai kuo toliau jie yra atidedami, tuo mažėja tikimybė juos išspręsti, tuo mažėja tikimybė susitarti. Kokie tavo patarimai būtų šitoj vietoj? Kaip tada pasakyti tą nepatogią tiesą ir kaip uždaryti tą konfliktą? Tai turbūt mes jau kalbam apie komandą, kuri keliauja tam tikros brandos keliu, ar ne? Tai turbūt patyrė jau ir tikrą šturmą, nepatogumą, kai tas entuziazmas nublėso arba tenka suderinti asmenybinės nuomonės vardan to bendro komandos aukštesnio tikslo. Pakartok, Paulina, klausimą, dabar galvoju tavo klausimus. Apie konfliktus. Kaip išsakyti nepatogią tiesą, kada tikrai ir tau nepatogu. Ką reikia žinoti šitoj vietoje ir kaip laiku ir vietoje uždaryti konfliktą. Tai mes turbūt kalbam apie apskritai gebėjimą išsakyti konstruktyvę kritiką ir turbūt lyg šokam į temą, kaip suteikti grįžtamą ryšį, kaip suteikti konstruktyvę kritiką, nes problema gali būti, kad jinai apskritai tokia nedaroma arba kritikas tampa kaltinimu. Tai pirmas žingsnis - edukuoti komandą, kad viskas yra ok, duoti konstruktyvę kritiką ir kaip tą padaryti teisingai. Antras būdas - kelti problemą, kuo galima anksčiau, kalbėti ir siekti susitarimo esant visiems komandos nariams. Tuo tarpu kritiką išsakyti ne atviroje erdvėje, labiau uždaroje erdvėje, nes kuo daugiau žmonių, kuo didesnė grupė, tuo didesnis yra žmogaus pažeidžiamumas. Ir šitoje vietoje tampa svarbi ir vadovo rolė. Duoti injekcijų ar ne, parodyti tą pažeidžiamumą, nes galbūt lyderystės yda numeris 1, kai vadovas sako, būkim atviri, bet komanda labai greitai sureaguoja, kad to atvirumo nėra ir iš vadovo, ar ne, kaip pavyzdys. Tai ir kaip uždaryti konfliktą, tai kartais reikia susitarti, kad galbūt net nepavyko susitarti, nepavyko uždaryti. Ir šitą vietą, kai mes kalbam apie komunikaciją komandai, svarbu ne tik kalbėti, bet ir siekti susitarimo, kad ir koks jisai bebūtų, arba net kai jo nėra. Ir lygiai tas pats yra konfliktinėse situacijose. Siekti to tokio bendradarbiavimo, ar ne? Visada iškelti tą pirminę prasmę, tai kodėl mes čia susitikom ir kokio didesnio tikslo kartu siekiam ir turėtų laimėti ne asmeninės ambicijos, ne asmeninės tiesos, bet tas aukštesnis bendras tikslas. Visada, kaip ir minėjai pradžioje, prisiminti, dėl ko mes esam čia ir koks sprendimas būtų tam teisingiausias. Kai mes kalbam apie komandą ir ypatingai apie problemas, labai dažnai akys krypsta į vadovus ir yra toks lūkestis, kad tai čia ne mano reikalas, vadovas tegul ima ir išsprendžia tas problemas. Kaip yra iš tikrųjų, kas turėtų imtis tos iniciatyvos, spręsti ir kas yra atsakingas už tų problemų sprendimą? Komandiniam darbe atsakomybė yra pasidalinta tarp komandos narių, nepaisant to, kad vadovas vaidina reikšmingą savo rolę, koordinuojant komandą, nukreipiant kryptį, dar priklausomai turbūt kokio lygio yra komanda ir kokiam ar tai yra organizacija ar smulkiam versle, bet kai kalbama apie komandinį darbą ir atsakomybę, brandžioje komandoje, atsakomybė tenka visiems nariams. Ir įdomu tai, kad kodėl verta galbūt investuoti į tą komandos bendradarbiavimo gerinimą, nes auga ir kiekvieno nario sąmoningumas.
kiekvieno nario branda, nes per santykį mes turbūt geriausiai ir augam, ar ne, kai konfrontuojam tam tikram santykiai. Ir šitoje vietoje nariai tampa labiau sąmoningi, pastebėti tylintį kolegą, jį įtraukti, pasakyti, kad galimai turim ar ne nepatogią situaciją, kurią reikia aptarti ir šitoje vietoje yra visi atsakingi. Pakalbėkime dar apie komandos sudėtį, kokie vaidmenys turėtų būti kiekvienoje komandoje, kad ta komanda būtų pilna. Aha. Dabar galvoju, mes Paulinas tam per pertraukėlę trumpai šnekėjom, gal reiktų tokiu pakalbėti, tai apie kokią komandą mes kalbam, nes komandų tipų gali būti įvairių. Funkcinė komanda, kai sustinka vienodų kompetencijų žmonės, tarp funkcinės komandos, kurie gali būti ar ne ir buhalteriai, ir finansininkai, rinkodaristai. Tokio tipo komandose jau turim skirtingus žmonės, turim skirtingus požiūrius. Kas atsitinka, gali būti šiek tiek laikui imliau, nes jiems yra sudėtingiau susitarti, gali būti daugiau konfliktinių situacijų. Bet nepaisant to, kad yra skirtingos kompetencijos ir žinios, labai gerai komandoje turėti įvairiaus tipo charakteristikų žmonių, ar ne? Tai yra žmonės, kurie labiau orientuoti yra į veiksmą, į išjudinimą, idėjų generavimą. Jie yra tokie dažnai, kai sako, žvaigždės ar ne įmonė arba idėjų siūlytojai. Ir tokiams komandoms tikrai reikia žmonių, kurie yra orientuoti į sistemiškumą, į įgyvendinimą. Komandoms yra sveika turėti žmonių, kurie yra šiek tiek kritikai. Ir tie žmonės įprastai oponuoja idėjas, jie tampa nepatogus kolektyvui, bet jeigu tai yra konstruktyvi kritika ir toks, vadinkim, labiau galimybė staptelėti komandai, apsisaugoti nuo tam tikrų grėsmių, kur kritikas su savo kritiniu požiūriu pamato. Labai gerai yra turėti žmonių, kurie yra orientuoti į santykį, ne tik į rezultatą ir veiksmą. Ir tie žmonės yra, vadinama, komandų klijai. Evelina, gerai, įsivaizduoju skirtingos charakteristikos, kompetencijos, poreikiai. Aš dabar sukviečiau į vieną erdvę, sakykime, skirtingus žmonės ir dabar sakau, nepažįstamus. Dabar pradėkite dirbti kaip komanda. Ką daryti, kad grupė skirtingų žmonių nepažįstamų iš tikrųjų taptų komanda? Nuo ko pradėti? Visų pirma, tai reikia priimti faktą, kad tai yra laikui imlu. Ir komandai susiformuoti reikia laiko ir komanda patiria cikliškumas ir viskas yra su tuo gerai. Svarbiausia, ir vadovai reikia šitoj vietoje arba moderuojančiam asmeniai nepriimti to asmeniškai. Pažinti šitas galimus grupės bangavimus ir sutelkti dėmesį į 3 pagrindinius bendrinius komandos vystymosi poreikius. Tai yra, kad komandai turi būti aiškus tikslas ir jos paskirtis ir klausti, ar tai yra aišku. Antrasis komandos vystymosi poreikis bendrinis yra santykiai ir viskas, kas juose nutinka. Tai yra, kokiamis vertybėmis komanda vadovaujamasi, kaip ten susitarė ir panašiai. Ir toliau ta valdymo struktūra. Tai ilgainiui, kai komanda pradeda bendradarbiauti, šitos dalys visą laiką banguoja, ar ne, ir gali reikėti atlikti tam tikrus perskirstimus, susitarti naujus susitarimus, žiūrėk, reikia vėl, jau atrodė viską čia išsisprendėm ir gerai bendradarbiaujam, žiūrėk, vėl reikia kokios nors komandinės sesijos, kad suprasti, kas vyksta, ar ne. Tai jeigu taip pažiūrėti į komandą, tai yra toks gyvas, gražus organizmas, kuris turi savo pulsą, turi savo ritmiką ir tai yra tikrai tam tikras jausmų inkubatorius. Jeigu aš ateinu su viena nuotaika, ir mes galim sakyti, kad dėmesys darbui, taip, jie susitinka daryti darbus, bet yra mūsų žmogiškumai, kurie vis dar kartais egzistuoja ir turbūt dar ilgai egzistuos. Ir va šitoj vietoje, jeigu kalbėti apie brandžios, efektyvios komandos siekimą, dėmesys santykiui, paskirčiai ir struktūrai turi būti labai svarbus. Leisk atspėtis, ko gero dažniausiai sudėtingiausia būna ties santykiais, tiesa? Nenoriu pasakyti, kad tai yra sudėtingiausia. Tai yra, jeigu taip pažiūrėtume, lengva mąstyti labai yra iš mūsų to mini komandėlių, tai yra sukurtų šeimų galbūt modelių.
ten yra mini komandos, kurias mes susidurėm ir iš tikrųjų daug nesusikalbėjimo vyksta per bendravimą su vienas su kitu. Tai yra apie santykį, ar ne? Kaip mes susikalbam, kaip galų gale vienas kitą atskleidžiam arba leidžiam atsiskleisti ir panašus dalykai. Tai tikrai tai yra svarbi komandinio darbo dalis. Dabar paklausti noriu tavęs visai iš kitos pusės, iš netokios malonios pusės. Sakoma, šaukštas deguto pagadina ir visą medaus statinę. Kas galėtų būti tie šaukšto degutai, kurie sugadina visą komandą? Galbūt įvardinčiau lyderystės ydas, kaip pavyzdys. Šiek tiek užsiminiau, bet jeigu yra vienas sakoma, o kitas daroma, ar ne, galėtų pavyzdys būti žinutės skambačios viduje komandoje, kad jo, eikit darykit, nes nori iniciatyvių, savarankiškų žmonių ir darykit klaidas, viskas yra su jom okei. Bet jeigu vėliau komandinio darbo eigoje ieškoma kaltų arba bandoma tai panaudoti prieš juos, tai vadinasi, tiesiog nebus efektyvaus ilgainiui, ilgą perspektyvą žiūrint, nebus efektyvaus darbo arba nebus to iniciatyvumo iš žmonių, nes žmonės prisimena, sako, žiūrėk, čia buvo panaudota prieš mus, arba sakė, kad čia mes komanda, mes atsakingi už bendrą tikslą, bet kai yra klaida, ieško kaltų. Tai komandoje yra bendras atsakomybės jausmas ir įsipareigojimo, ir tuo metu, kai kažkas nutinka ne taip, ar ne. Tai šita dalis, antroji dalis, turbūt labai dažnai pastebimų, kas kenkia komandai, tai yra favoritizmas vieno ar kito žmonių atžvilgių arba grupės tam tikros, nepagarbus bendravimas. O gali būti tam tikri asmenybės tipai, kurie tokie, vadinkime, kaip kenkėjai? Gali būti. Ir kaip jie atrodo tada? Žinot, aš mėgstu sakyti, su tokio tipo žmonėm mes kalbam, jeigu žmogus turi ir tinkamas kompetencijas ir įgūdžius ir tinkamą požiūrį, mes saugom tokius žmonės, puoselėjam, deleguojam darbus, bet jeigu žmogus neturi įgūdžių, ugdom, bet kai nėra požiūrio, galima su žmogum kalbėtis, galima žmogų motyvuoti, o galbūt ateina kažkoks momentas, kai sakom, atėjo planas atsisveikinti, ar ne, išleisti oriai žmogų iš darbo vietos. Tai yra kalbėjimosi dalykas. Evelina, pakalbėkim dar apie darbų delegavimą. Taip. Kodėl kai kuriems žmonėms yra taip sudėtinga deleguoti darbus? Kas slypi už to? Ne viena priežastis ir praktikoje tenka pastebėti, kad tokie gal išskirčiau 4-5 reiškinius. Tai visų pirma, trūksta laiko. Ką tai reiškia? Atrodo, kad darbas X pareikalaus daugiau laiko instruktuoti žmogų, negu padaryti tam pačiam. Ir užsibūnama ganėtinai dideliam darbų sraute vien dėl šitos priežasties. Antroji priežastis - nepasitikiu savo komandos nariais arba nepasitikiu tam tikrų žmogum. Ir galbūt žmogus turi patirčių, kur nudegia, galbūt tas nepasitikėjimo šleifas ateina ir iš asmeninių santykių. Na, o galbūt pats žmogus ar ne, dar nenusipelnė to nepasitikėjimo. Trečioji priežastis gali būti toks natūralus, pasąmoningas malonumo siekis. Ką tai reiškia, ar ne? Žinom, kad tam tikri darbeliai yra nereikšmingi, kaip ir gal vadovas neturėtų jų čia konkrečiai atlikinėti, bet žiūrėk, padarai ir suteikia malonumą. Ir mes visi tokių darbų turim. Ir va šitoj vietoje kartais irgi neperduodami darbai, nes yra natūralus malonumo poreikis. Tai va tą reiktų malonumo poreikį dozuoti, pasilikti savo perliukus, bet saikingai. Na ir nežinau, kelinta, čia turbūt ketvirta, ar ne, tai yra ta baimė prarasti autoritetą, įtaką, kontrolę. Ar ne, kad lyg ir deleguodamas darbus, galiu prarasti savo svarbą, savo reikšmingumą. Na ir penktoji, tai tiesiog faktinis tinkamas žmogaus neturėjimas. Nes kai yra tinkamas žmogus, kuris turi tinkamus įgūdžius, jam yra žinoma procedūra, kaip ar ne atlikti procesas,
jisai geba priimti sprendimus, turi tinkamą požiūrį, na tai turbūt jau kalbam apie tai, kad įvyksta delegavimas. Be abejo, vien deleguoti darbų neužtenka, vis tiek turi būti kažkokie susitarimai, aiškus lūkesčiai išsakyti žmonėm, kuriam deleguojamos užduotys ir tarpiniai pokalbiai, tarpinis grįžtamasis ryšys. Nes kai labai daug pradedam skatinti žmonės, kurie gali priimti tas užduotis, bet nesuteikiam palaikymo reikiamą, žmogus gali atsidurti į nerimo zonai, gali atsidurti nekomforto zonai ar negerai būti, bet nerimo zona per ilgą laiką žiūrint, tokius žmonės gali sudeginti. Ar ne? Sudeginti, perdegti, pavargti. Girdžiu, kad viena iš tokių esminių klaidų, kad tiesiog atidaviau darbus, pasakiau, ką tu turi daryti ir paleidau. Būna taip ir kartais tai gali irgi tapti toksiškos kultūros dalimi, ar ne, kai dozuoju per daug. Evelina, paskutinis klausimas labai trumpai. Kokį esminį patarimą tu galėtum duoti dirbantiems komandoje, ką daryti ir ko nedaryti, kad visas šis procesas būtų kuo sklandesnis? Tai turbūt pagrindinis, tai kalbėkite su savo žmonėmis, kalbėkite grupėje, gerkite kartu arbatą, kuo dažniau ir ko tikrai neišnaudoja, ką tenka pastebėti ypatingai ir smulkaus verslo savininkų tarp, ar ne, kurie jau kuria komandas ir didesnėse įmonėse, organizacijose, kad komandos neskiria laiko komandiniams susitikimams. Jie puikiai žino, kas yra susirinkimai tikslams, rodikliams ir panašiems dalykams, bet komanda neskiria laiko, kada patys reflektuoja apie save, kada mokosi iš savo klaidų, kada jie kalba, tai kaip mums sekasi kaip komandai, ar ne? Tai vadinamas tas komandinio darbo sesijos. Tai turbūt patarimas numeris 1, peržiūrėkit savo dienotvarkes ir tai turėtų būti bent kartą ketvirtyje, kai jūs skiriat laiko komandinio darbo sesijoms. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Evelina spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekrano kitose Ofiso dramų laidose. Iki!